Dega laužai, tu vis laižai su stažo per mažai. Pakopa repo pilotažo, nieko vertas bagažas. Jei būčiau tavo motina, man griaužtų sąžinę. Tave sudeginsiu kaip boba dembavos bagažnikė. Mano rymams vietos per mažai kalašnikė. Aš prieš tave lyg pitbulis, prieš perpistą rajone paštininkė. Mano rajono raštiniai, tavo sabaka Andalūzijos pamestas vietoje tualetinio parašoje. Surask man tokį panašų, tai raitysiu parašą ant tavo kekšės papų krašto. Tu iš pravienų krašto, bet atspindi našą rašą. Čiųjų pačiulpiai už gramą hašo dėdėjai Sašai. Lyg ir neblogas intro, tik tau čia reikia binto. Ne vienas moki fintų, klupai ties pirmo posūkių šito nelengvo labirinto. Nes tu tik kopija Minedo ringe prieš Andersoną Silvą. Kaip gera prisimint man pirmą raundą, kai čiūvas toks populiarus ne vieno taško negauna. Mačiau turėjo vienu momentu 0,5 retardas, tai visas retavas subėgo šaudyti petardas. Tyfa pagavo azartas, bet taškas dingo, nes tėvas neužteko šaibų. Komisijai papirkti komisariate dirbdamas, galiu tau laiką duot, kad netgi vėžių sirgdamas abudu jūs nupiščiau nahui. Abudu jūs nupiščiau nahui. Kai būdavo sunku mokyklos suole, gerai, kad būdavo Ernestas Noreika pašoniai. Arba pasuolyje su kabančiais burnoj, saldžiausiai tyloj, kad netgi neužklupo mokytojai. Jis buvo vaikas paprastas rajoninės šeimos, turėjo talentą paišyti paraštėjai pastoviai visokį meną, kaip jis pats tada sakydavo. Tas menas lygų nulį dauginant iš 6 šakny, daugiau gerų savybių lyg ir nėra. Po kol sukako 13 faitų jis subinę sunėrė. Sukūrė Koma Crew ir tik Beko ten stovėdavo, kol Hebra algerdavo. Ernestas butelius surinkinėdavo ir vienu momentu visi aplinkui sužinojo tiesą, kad vernis kaip už mėsą. Pradėjo laikas eit lėčiau, vaikai vis tyčiojos, dėl aprangos ir svorio žvengdavo netgi bažnyčioje. Geltona, žalia, raudona, Ernesto maikė, kelnes, kojines, pamoinai rengės, bet jiem pohui kito nuomonės. Vietoj diskanų rinkdavo silsėtis Kernavę, piliakalnius ir laužus mėgti motina vis vertė jį. Bliudelių kerpo į drabužius verpė irgi, ir tarp kojį į moterį įkišdavo kas kartą irgi. Cituodavo dažnai jis Kernagį netgi naktį, kaip tautinį veikėją #1 visoj šaly. Jis apsirengė savo tautinį kostiumą, kurį motina pasiuvo iš savo suknios vestuvinės. Ernestas užlipa į kalno viršų skubinas, jėgų kaip jaunas kupinas, taiga numiršta. Tokia istorija negali būt laužta iš piršto. Jaunuolis numirė su tautiniais drabužiais besipiršdamas.